Labas, klausyk, kaip gerai, kad paskambinai. Oi, o kur jūs skambinat? Ne, čia ne Klaudija. Mano vardas Žemyna. 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 Ne, čia Lietuva. O ko jūs norėjot? Verslas, investicijos, mokslas. Palaukit, bet juk visą tai geriausia ir galite rasti Lietuvoje. Nežinot, kur yra Lietuva. Gal galite paskolinti gaublį? Lietuva. Štai. Mūsų Lietuvos gyventojų šiandieną 3 milijonai. Savo šalies plotuose mes pasiskirstę maždaug 10 kartų rečiau nei Olandijoje. Visai panašiai kaip airiai Airijoje. Žemyna. Žemyna tai mūsų protėvių deivė, žemės ir gamtos valdovė. Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas prieš 1000 metų, kai metraščiai aprašė krikščionių misijas į pagonių žemes. Tačiau pagoniška Lietuva liko iki 14 amžiaus pabaigos. Gal todėl senosios tradicijos, papročiai ir amatai šiandien puikiai dera moderniame mūsų gyvenime. Lietuvos tradicijos ir folkloras išsiskiria iš kitų Europos tautų paveldo, kadangi išsaugojo ryšius su baltų mitologija ir iki krikščioniškojo gyvenimo būdu. New York Times rašė: lietuvių kalba labai sena, nuostabios sandaros, tobulesnė net už sanskritą ar senąją graikų kalbą, turtingesnė už lotynų ir kur kas už jas visas subtilesnė. Tame mūsų protėvių tikėjime buvo svarbiausia nesigriebti prievartos, gerbti protėvius, saugoti gamtą. Galbūt todėl ir šiandieninė moderniška Lietuva yra mažai paliestos gamtos šalis. Laukai ir pievos užima 57%, o miškai net 33% mūsų šalies teritorijos. Daugiau nei trečdalis Lietuvos miškų pušynai. Lietuva 17 pagal švarą pasaulio valstybė. O mūsų Vilnius viena ekologiškiausių Europos sostinių. Gal dar ko nors pagidausit? Vandens. Bet galima ir iš čiaupo. Natūralus vanduo didžiulė Lietuvos vertybė. Pasaulyje nedaug didmiesčių, kur lyg niekur ir nieko, iš čiaupo gali gerti gryną gruntinį vandenį. Lietuvos turtas yra gražios upės, ežerai, o ypač arti 100 km smėlio Baltijos pajūrio. Baltija Lietuvai supylė unikalaus grožio Kuršių neriją. Siauroje vandenų apsuptoje smėlio juostoje susiliečia dykuma, girios, jūros ir marių vandenys. Kuršių nerija įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 1569-aisiais Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkija susijungė į abiejų tautų respubliką. 1791-aisiais gegužės 3 konstitucija tapo pirmąją rašytinę konstituciją Europoje ir antrąją pasaulyje. Tai buvo svarbus abiejų tautų respublikos indėlis į Europos modernios politinės minties ir konstitucionalizmo raidą. Lietuvos žmonės, tebejausdami savo gilios istorijos šaknis, yra taikaus būdo, ramūs, bet tuo pačiu ir tvirtos dvasios darbštūs. Lietuviams ypač svarbi laisvė neatsieta nuo atsakomybės. Deja, tautos laisvė maždaug nuo 18 amžiaus pabaigos lietuviams tapo reta prabanga.
Po 3 padalijimų 1772–1795 metais didžioji Lietuvos dalis pateko į Rusijos imperijos sudėtį. Pirmasis pasaulinis karas. Jam einant į pabaigą, Lietuva pasinaudojo sąmyšiu Rusijos imperijoje ir atkūrė nepriklausomybę. Per 20 metų Lietuva sugebėjo tapti modernaus ūkio, apsišvietusią, aukštos kultūros Europos valstybę. Tačiau Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Lietuvos likimą lėmė nacių Vokietijos ir bolševikinės Tarybų sąjungos sąmokslas pasidalinti Europą. – 1940-ieji. Okupuota Tarybų sąjungos, Lietuva pusei šimtmečio ištrinta iš Europos valstybių žemėlapio. O jau po metų, 1941-aisiais, Lietuvą okupavo nacių Vokietija. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Lietuva vėl prisijungė Tarybų sąjungą. Tik 1990 metais mums pavyko paskelbti pasauliui savo vieningą valią, taikiai atkurti nepriklausomą valstybę. O 2004-aisiais buvome priimti į NATO ir Europos Sąjungą. Tokia istorinė patirtis suklostė ir mūsų charakterį. Esame padorūs, užgrūdintos valios žmonės, kuriems tautinis paveldas, kultūra ir iš senovės išlikęs ryšys su gamta yra ypač didelės vertybės. Lietuvos miestai turtingi, neužmirštamų senovinių senamiesčių grožių. Lietuvos sostinė Vilnius garsėja didžiausių ir vienu iš gražiausių senamiesčių Vidurio ir Rytų Europoje, laikomas baroko šedevru. Tuo pačiu Vilniaus architektūroje darniai susipynė ir kiti stiliai – gotika, renesansas, klasicizmas ir modernas. Tai itin žalias miestas. Čia net 40% užima augmenija ir atviros erdvės. Gyventojų tankumas mieste virš 15 kartų mažesnis nei Paryžiuje. Vilnius patenka į gražiausių pasaulio miestų, kuriuos būtina aplankyti 20-uką. Lietuvoje vykdomas biocheminių, fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių, menų, mokslų studijos. Jaunimas rinkdamasis profesijas atsižvelgia į tai, kad Lietuva, turėdama menkus gamtinius darbo jėgos išteklius, negali koncentruotis į pramonės sektoriaus plėtrą, nes jame pridėtinė vertė kuriama didžiausiomis sąnaudomis. Socialiniai ir humanitariniai mokslai yra labiau susiję su žiniomis imlių paslaugų kūrimu. Lietuva pirmauja regione pagal studentų skaičių šioje studijų kryptyje. Universitetuose ir kolegijose studijuoja daugiau nei 105 000 studentų. 2003 metais Lietuvoje sukurtos nacionalinės humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinės kompleksinės programos tikslas yra paslaugų sektoriaus finansinio tarpininkavimo, verslo ir kitų paslaugų bei švietimo subsektorių darni plėtra, kompleksiškai derinant humanitarinių socialinių mokslų srities aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymą, mokslo ir verslo ryšių stiprinimą, kuriant pagrindą mokslui, imlaus verslo segmento plėtros ir tarptautinio konkurencingumo didinimui. Jos praktinio įgyvendinimo vienas pavyzdžių – naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris. Jame susivienijo Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių, Alytaus institucijos, vykdančios socialinius tyrimus bei šios srities vedantieji mokslininkai.
Tarp labiausiai žinomų institucijų vykdančių socialinius tyrimus žinomiausias yra viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos Vilmorus, Baltijos tyrimai, TNS Gallup, Spinter tyrimai, RIPE, GfK-CR Baltic, Norstat. Lietuva pažangių žinių šalis. Gyvename sparčių pokyčių amžiuje. Informacinės technologijos tampa tokios įprastos kasdienime mūsų gyvenime, kad labai greitai žinias ir informaciją kurs pagrindinę pridėtinę vertę. Kūrybingas žmogus, mokantis valdyti žinias ir informaciją, esminis sėkmės garantas tiek versle, tiek visuomenėje. Asociacija Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris jungia į vieną grupę virš 20 Lietuvos įmonių. Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, kuriuos atlieka klasterio įmonės, gali padėti kurti harmoningą, kūrybingą ir sumanę visuomenę, kurios centre yra žmogus. Aukštosios technologijos keičia kasdieninio darbo pobūdį. Už visų inovatyvių technologijų slypi sprendimai, kuriuos priima žmonės. Informacinių sistemų kūrimas ir taikymas verslo procesuose visų pirma prasideda nuo žmonių kūrybinio potencialo išlaisvinimo. Taikant įvairius kūrybinio bendradarbiavimo metodus, mes kuriame naujas žinias. Studentai turėtų mokytis iš verslo įmonių praktinio darbo. Viešoji įstaiga Profat yra inicijavusi 19 nacionalinių ir 12 tarptautinių projektų skatinančių verslumą. Norime, kad mūsų įmonių vadovai dalintųsi patirtimi su jaunaisiais specialistais, todėl kūrėme verslo simuliacinius žaidimus, kurie padeda mums išmokti, kaip matyti monopolinę rinką, kaip priimti teisingus strateginius sprendimus, tam, kad mūsų verslo ateitis būtų užtikrinta. Šiuolaikinėje visuomenėje skaitmeninės ir socialinės medijos tai universalus objektas, kuris gali būti naudingas Europos, pasaulio, bet kurios šalies verslininkam, mokslininkam ar organizacijom. Mes siekiame, kad Lietuva iš tiesų taptų žinių šalimi, į kurią būtų galima atkreipti dėmesį ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Alytaus kolegija veikia kaip taikomųjų mokslų tyrimų centras, kuris tenkina rinkos poreikius. Yra konsultuojami ūkio subjektai dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis ir, žinoma, taikyti inovacijas. Manau, kad šiandien nėra įmonės Alytaus mieste, kurioje nebūtų atliktas taikomasis tyrimas arba taikomasis mokslo, taikomasis darbas Alytaus kolegijos studentų ir mokslinio potencialo dėka. Akademinė vadybos ir administravimo asociacija vienija daugiau kaip 50 mokslo daktarų ir doktorantų iš skirtingų sektorių, tai yra viešojo, privataus. Mūsų projektai padeda įmonėms augti. Esame strategiškai kūrybinga, edukatyvi įmonė nuolat einanti šiuolaikinių mokymo metodų ir priemonių keliu. Uždaroji akcinė bendrovė Prosperitus. Profesionali mokslininkų komanda vykdo tyrimąją ir taikomąją mokslinę veiklą socialinių mokslų, rinkos, organizacijų veiklų srityse. Labai inovaciniai projektai. Verslo organizacija savo veiklą koncentruojasi į inovatyvius ir unikalius intelektinius sprendimus. Mūsų įmonė teikia finansų ir finansinės rizikos valdymo konsultacijas tam, kad verslo įmonės kurtų pridėtinę vertę ir sėkmingai konkuruotų rinkoje. Dalyvaujame proceso valdyme, nuo pat idėjos generavimo iki jos įgyvendinimo. Efektyvus projektų valdymas padeda įmonei sutaupyti kaštus, įdiegti naujus valdymo metodus ir optimizuoti įmonės veiklą. Arvi įmonių grupė savo veiklą pradėjusi daugiau kaip prieš 20 metų šiandieną tapo verslo grupe, vienijančia 20 įmonių, kurios gamina trąšas, pašarus, cukrų, kalakutienos produktus, tvarko šalutinius gyvūninius produktus, teikia transporto bei kitas paslaugas. Arvi įmonės nuosekliai viena kitą papildydamos ir efektyviai bendradarbiaudamos sukūrė stabilaus gamtai ir žmogui atsakingo verslo pamatus. Vienoje Arvi įmonėje susidariusios gamybos atliekos, kitoje įmonėje tampa žaliava.
Įmonės gautus produktus parduoda ne tik Lietuvoje, bet ir Lotynų Amerikoje, Pietryčių Azijoje, Rusijoje ir ES šalyse. Arvi skatina atsakingą ir solidarų valstybės, verslo ir gyventojų požiūrį į mus supančią aplinką ir padeda šalies mėsos gamybos bei perdirbimo įmonėms pelnyti patikimų gamintojų vardą ES ir kitų šalių rinkose. Savo sukaupta patirtimi Arvi nuolatos dalinasi su verslo partneriais iš Rytų Europos bei Azijos šalių ir kuria šiuose regionuose naujus projektus. Naujos kartos mokslo ir verslo klasterio įmonės yra pajėgios suteikti platų paslaugų spektrą ir padėti tiek Lietuvos įmonėms, tiek užsienio investuotojams. Investicija į žmones ir į žmogiškį kapitalą, į darnių komandų ir darnių visuomenių kūrimą yra esminė ateities visuomenės sąlyga.